Pastarųjų metų geopolitiniai įvykiai ir energetikos kainų svyravimai rodo, kaip svarbu būti kuo mažiau energetiškai priklausomiems. Todėl ES investicijos į atsinaujinančius energetikos išteklius, į tvaresnį transportą yra ne tik investicijos žalinimo tikslais, bet taip pat yra investicijos į mūsų energetinį nepriklausomumą. Daugiau kaip 70% visų suplanuotų pažangos priemonių finansuojama arba bus finansuojama būtent ES paramos lėšomis. Ir tai sudarys 14,4 milijardo eurų. Lietuvos tikslai energetikoje yra labai ambicingi. Yra užsibrėžta iki 2030 metų pasiekti, kad visa sunaudojama elektros energija būtų pasigaminta pačių. Tai galim pasidžiaugti, kad jau 2025 metais iš atsinaujinančių energetikos išteklių patys pasigaminome iki 80% reikalingos elektros energijos. Turėjome 140 000 vartotojų, kurie patys gaminasi elektros energiją savo, tai yra jie tapę gaminančiais vartotojais. Taigi ta transformacija energetikoje tikrai vyksta ir be šių investicijų, kurias tiesiogiai gyventojai gali matyti, yra ir kitos investicijos, tai yra investicijos į elektros tinklų stiprinimą ir plėtrą. Tai leidžia dar labiau siekti didesnės energetinės nepriklausomybės, kadangi sustiprinus elektros tinklus, juos modernizavus, bus galima prijungti dar daugiau vartotojų. ES investicijos nėra skirtos vien verslui ir institucijoms. Gyventojai taip pat gali aktyviai naudotis ES investicijų teikiamą nauda, investuodami į saulės jėgaines, keisdami šilumos sistemas, investuodami į daugiabučių modernizavimą, įsigydami kaupiklius ar netgi pasikeisdami transportą į netaršų. 2026 metais gyventojai gali pasikeisti automobilius į elektrinius ir tam gauti kompensaciją. Taip pat tęsiama parama saulės elektrinių įsigijimui ir netgi daugiabučių gyventojai gali įsigyti saulės elektrinės dalį nutolusiuose parkuose ir taip investuoti į savo energetinį saugumą. Svarbu pabrėžti tai, kad netgi jeigu investicijos kuriamos savivaldybių ar verslo institucijų, jos visgi tarnauna ir galutinę naudą gauna gyventojas, kadangi taip jis gauna geresnės paslaugas, pažangesnį transportą ir tiesioginę naudą. Taigi ES investicijos tai yra investicijos į kasdienių žmonių, geresnės paslaugas, gyvenimo kokybę ir atsparesnę Lietuvos ateitį. Žaliam name, žaliam eisme, prie žalio parko bendraminčiai žaliai gyvena. Prisijunk prie žaliuomenės ir tu. Daugiau informacijos esinvesticijos.lt